atsakymas iš tikrųjų yra labai paprastas. Gyvenime gauname tai, ką atiduodame. Ir esame tokie, kokiais save laikome. Ir tik mes patys esame atsakingi už viską, kas vyksta mūsų gyvenime. Tiek gerus, tiek blogus dalykus kuriame savo gyvenimus mintimis, žodžiais ir veiksmais. Tad kokios mintis ir darbai lydi ir kaip sekasi eiti Neolife keliu, kaip sekasi vartoti produktus, kviečiu pasidalinti Egidiją. Ir jie važiavo iš Mažeikių. Ačiū tau. Oi, matau naujų veidų. Taip esu Egidija iš Mažeikių ir šitoj kompanijai esu jau prasidėjo 14 metai. Šį mėnesį atėjau dėl dukros sveikatos, bet šiandien paprašė pasidalinti kitą istoriją. Ir aš šiandien dalinsiu savo dukros, kuri irgi dalyjasi jau su Neolife, užaugusi 21 metų mergina. Ir atsitiko toks atsitikimas, kai išvažiavo į svečius ir svečiuose bebūnant pas savo vaikiną jie išgirdo, kaip dvi moteris, tiesiog giminaitės susėdusios bendrauja ir kalba, kad kaip yra blogai vaikinukui, tos vienos moters sūnui išvežė į Vilnių, nes labai stiprus inkstų uždegimas. Ir gydytojai ką padarė, ką galėjo padaryti, tai sustabdė tą uždegimą, išgydė, bet atsisakė inkstai. Vienas inkstas praktiškai yra nebegyvas, dirba tik tai 7%, o jeigu inkstas yra veiklus 5%, jį reikia šalinti. Čia toks verdiktas buvo gydytojų. Na, ta mama susirūpinusi, ji pati medikė. Sako, reikia važiuoti dabar parsivežti tą sūnų iš tos ligoninės ir po 10 dienų važiuoti tai planiniai operacijai. Na ir tada mano dukra, kai sako, jau nebetylėja, kai sakom, reikia garsiai čia ir dabar kalbėti, kai sakė, ne, kolegė, tai sako, jūs pabandykit Neolife. Jūs dar turite 10 dienų, kad sustiprinti inkstus. Ji papasakojo mano istoriją, nes aš irgi turėjau problemų su inkstais ir taip pat įsigydžiau be vaistų, be gydytojo pagalbos, tiesiog Neolife produktų dėka, bet ta mama nepatikėjo. Sako, čia jau viskas, miręs inkstas. Bet kas yra svarbu, ne tik pasakyti, ką tu gali išgelbėti, bet nupiešti ir tą kitą pusę, ką tu prarandi. Kad tavo vaikas visą gyvenimą bus su dializėm, kad tavo vaikas negalės keliauti, negalės važiuoti, jis bus priklausomas nuo gydytojų, jis negalės sportuoti. Ir sako, čia visam gyvenimui, vien todėl, kad nepabandot 10 dienų pavartoti Neolife kompanijos produktų. Bet sako, čia yra jūsų pasirinkimas. Ir tas pokalbis tai baigęs ir sakė, vieną tą mama skambina, sako, duokit, kažkaip bandysim. Nes vis tiek, kažką reikia daryti tas 10 dienų. Ir įsiuntėm produktus, tai buvo flavonoidai, kruciferus, beta-glardas, atsiprašau, jau dabar beta-G, reikia sakyti, ir acidofilus bakterijus. Ir viską vartojo po 10 vienetų per dieną. Tai, įsivaizduokit, nėra čia labai didelį kiekį. Suvartojo, siūlo antrą kursą, nebereaguoja, žinutės nebeatsako. Ir palikom Dievo valią, sako, mus priklauso, žmonės nebepriema tos galimybės. Bet mes tikrai supratom, kad ta moteris sakė, kad neturi pinigų, kad finansinės galimybės, kad iš tikrųjų, mes tikrai tos produktus buvom paskolinę, kad grąžintų dalim tos produktus, tos pinigėlius. Ir mes taip sakom, nei tų produktų matysim, čia jau viskas, jau taip nuleidom rankas ir važiavo jie į Vilnių, pasidarė tyrimus ir tą vaiką išvežė į operacinę. Atrodo viskas. Jau operaciniai yra kaip yra ir gavom po 3 valandų žinutę, kad inkstas paliktas. Gydytojai nesuprato, kas nutiko organizmui. Nežinau, kaip ten vyko ta operacija, nes man viską perpasakojo dukra, tai sakė, tiesiog atsigavę kapiliarai, ten inkstas dirba, inkstas veikia, išvalė šlapimtakius ir atėjo pasakė mamai, sako, mes nesam turėję tokio atveju, kada išleidžiam su
neveiksnių inkstų ir atvažiuoja pacientas, inkstas veikia. Tai dar truputėlį ta mama pasipiktinusi, sako, tai kodėl nepadarėt pakartotinai inksto tyrimo, ne, bet prieš operaciją, kiek tas inkstas yra atsigavęs, sako, kad čia neįmanomi dalykai, visą gyvenimą nėra to buvę. Vilniaus medikai čia taip pasakė. Tai ta mama sako, aš pradėjau tikėti ir Dievu, ir papildais, ir sako, nu, visgi yra kažkokie dar stebuklai, o mes ką sakom, nu, tai ačiū Dievui, vaikas yra guvus, eina į mokyklą, sportuoja, laksto, tai va, kartą surizikavęs, gali laimėti gyvenimą. Tai va tiek. O mes vartojam, mes viską vartojam.